Esmė ta, kad turiu žaizdą neužgyjančią, metai laiko jau daugiau kojai. Tai po truputį judu į priekį, į gerą pusę. O šiaip, ką pastebėjau, tai būdavo, e, šiaip pagal amžių man reiktų nešioti akinius. Bet aš kažkaip tai kiekvieną sykį būdavo nusiperku vitamino akim. Tai vienų, tai kitų. O dabar, kai pradėjau vartoti šitos produktus nuo rugsėjo mėnesio, tai nevartoju iš vis jokių vitaminų akim, bet jaučiu, kad nieko, pablogėjimo jokio, nors jau metai, oho. Tai va, tą pastebėjau, paskui ką, peršalimo lygų, kaip sakant, neteko pajusti šiais metais, o sesuo išbandė probiotikus tuos va su vaikais, tai irgi mes kažkaip tai šeimoje nelabai tų medikamentų vartojam susirgę, nepuolam temperatūrų numušinėti, kažkaip tai labiau natūraliai, taip kad organizmai nepersisotinė tos chemijos, tai gal greičiau ir paveikia. Tai jinai kažkaip tai pastebėjo, kad irgi jaunėliui prie savaitgalį kažkaip tai, irgi sako, jaučiau, kad sako, jisai ištopuoja kažkaip tai, jau liktai nosis, liktai sloga, liktai gerklė. Tai sako, prisiminiau tos probiotikus. Tai sako, vieną pakelį, kitą pakelį. Rytojus atsikėlė viskas, sako, šiaip tai jisai būdavo, kai praeidavo tokios visokios, pati pradžiau tos lygos, tai ir naktis tai kažkaip blaškosi, nemiega kažkaip tai, ir jinai kažkaip tai tokia, kaip sakant, miega, toks miegas, budinčio režime, kaip galima skaityti. O tada, sako, išgėrė man jisai vakare ir sako, naktį išmiegojo ir tai atsikėlė, kaip niekur į mokyklą išėjo. Tai va taip, kad tikrai, kad veiksmingas šitas produktas. Tai aišku, tai nereikia užleisti. Tikrai stebuklus daro. Nereikia tik tai užleisti, reikia tik tai nepralaukto momento, kad ta liga neįsisėtų giliau. Tai va, o pati kol kas labai laukiu nuo sąnarių naujo produkto. Apie Sunset. Kažkaip tai daugelis sako, kad pusės užtenka, man 4 užtenka. Wow! Man 4, bet žinokit, būna taip, kad aš kažkaip tai sieninę lempą turiu ir jau kaip jau užeina miegas, tai kažkaip tai tokia pagalviai paaukštinančią išsimetu, šviesą užsijungiu. O čia kurią naktį irgi sučiulpiau aš tą 4 ir taip atsibundu, į laikrodį pasižiūrėjau 5. Ir man taip tokia mintis galvoju, nesupratau, ar aš čia automatiškai šviesą sieninę įsijungiau ir laikrodį pažiūrėjau, bet paskui kažkaip iš miego pašokus atsigaminau, galvoju, ne, tai aš reiškia, taip nulūžau greitai, kad nieko, nei iš pagalvės įsitraukiau, nei sieninės lempos neįsijungiau, atsibundu 5 ryto. O, prašau. Tai va, iš tikrųjų, miegas labai svarbu. Nuo 4. Šiaip tai tikrai, va, kaip sakot, kad ir nuveini va naktį kartais va į tualetą, tikrai, kad greit užmiegi paskui, nėra taip, kad tenais vėl neužmigtum. Jo, Tai esu girdėjus dar iš vienos partnerės, kad irgi sakė, man 4 per akis. Taip, man irgi, tai va tiek. Nes, matot, šitas Sunsetas, jisai skatina tą melatoniną gamintis, tai reiškia pasiūmė dar kažkiek ir savo gaminasi, tai už tai ir nereikia, o aš visą laiką sakau, neperdozuokit, pradėkit nuo mažiuko, o paskui jau pagal situaciją žiūrėkit. Esmė ta, kad kai daug išgeri irgi nepakenkia, kažkaip tai nemiegi ilgiau, tik tai tiek, kad, gaunasi susitaupimas. Tai žinoma, ir veiksmingumas tas pats. Daugiau visada spėsit. Atsiprašau, pertrauksiu. O Birutė, įdomu, ką pajutot, va, kai pusę suvartojate, ir kaip pajutot, kad jums per daug jo yra? Ką pajutote? Paprasčiausiai nieko nepajutau. Paprasčiausiai, žinot, kaip buvo? Dabar ta tabletė tokia, jinai minkštesnė. Jinai kažkaip lengvai persiskelia. O ta būdavo tokia tvirta, kad būdavo aš tokį maišelį užsegama, susiskaldau ir kažkaip tai, žinote, didesnis gabaliukas, mažesnis gabaliukas ir kažkaip tai pajutau vieną sykį, galvoju, tą mažesnį paimsiu. Ir man jis tai suveikė ir aš galvoju, tai visą laiką po tą 4 gersiu. Taip. Po tavo mažiuką, o šiaip tai sakau, atsitiktinai taip gavosi. Paskui visai nereikės. Sakau, atsitiktinai. Aš dėl ko paklausiau, nes mano sūnus tai jaučiasi kitą dieną mieguistas labai.
Vat jam tada jau Jei per skaitosi, daug, kad jau ane? yra jo per daug, jo, tai tada pradedam ketvirtuką arba tiesiog tarpą padarom ir tada vėl viskas labai puikiai Ne, aš įsivažiuoja. kažkaip tai mieguistumo tai kažkaip tai nepajutau. Dėl miegojimo tikrai nepajutau nieko, bet paprasčiausiai va taip atsitiktinumo dėka va taip pagavosi, kad pasižiūrėjau, kad užteko mažesnio kiekio, tai kažkaip tai mažesnį kiekį va visą laiką ir vartoju. Labai Jau kai, smagu. jau kai jaučiu, kad kažkaip tai ar labiau kažkaip tai pervargus, ar jaučiu kažkaip tai miegas gali neimti, tada jau išsirenku iš to maišelio didesnį gabaliuką, to ketvirtuko. Mhm. Tai va taip. Gerai tada. Gerai, labai ačiū, Birutėlė.